Nėra skirtumo, kokias teisės jūs turite pagal konstituciją Jungtinėse valstijose, jeigu vyriausybė gali nubausti jūs už vykdymą šitų teisių, už naudojimas jomis. Ir nėra skirtumo, kokios ribas konstitucija uždeda ant vyriausybės pareigūnų galių, jeigu jie viršė tas galės be jokių pasiekmių blogų. Kitais žodžiais tariant, konstitucija negali apsaugoti jūsų, jeigu jūs neapsaugot konstitucijos su jūsų balsais prieš bet ką, kas pažeidžia ją. Tie vyriausybiniai pareigūnai, kurie nori daugiau galios, nesustos, jeigu jiem nebus sustabdyti. Tol, kol milijonai amerikiečių balsuoja pagrindais, reiškia, kas jiems duoda nemokamus dalykus, pažiūrėkite jų laisvės, į mūsų visų laisvės, kurios yra ardomas po truputėlį. Mūsų vaikai, anūkai kažkuria diena manys, kad konstitucija yra tiesiog kažkokie malonybiniai žodeliai iš praeities, kuriuos kažkada žmonės priėmė rimtai. Vėlieji, ateina laikas kavot, žinokit, niekur mes nuo to nedingsim ir reikės spardytis, kaip sakant, ir nagais, ir draskytis, ir dantim kandžiotis. Iš paskutiniųjų, nes čia tai, kas čia yra, jie nesustabdys. Aš sakiau 100 kartų, kai jie nesustabdys. Čia iš vis parašė The Punisher. Mes nesam jūsų pieškus ir mes nesam jūsų avis ir mes nesam jūsų banda jūsų eksperimentams. Mes esam amerikiečiai ir šita šalis yra mūsų. Jūs dirbote mums ir jūs nesugebėjot suprasti to per savo aroganciją ir korupciją, tai leiskit man jums priminti. Mes tiesioginio to žodžio prasme turime tiesioginius konstitucinius įgaliojimus išvilkti jūs iš jūsų ofiso ir laikyti atskaitingus mūsų pačių rankomis. Netikite mumis. Toliau piskite su mumis ir pamatysit, kas atsitiks. Čia liečia mylėjai amerikiečius. Čia liečia amerikiečius, kurie padarys tai, ką reikia padaryti. Pakankamai pažadintos tautos, ta mažesnė puselė tų individų, kurie net sveikatos dabar nebeturi, nieko nelems. Ir jie pažadino tokį monstrą dabar, kad jiems mažai nepasirodys. Ir per visą pasaulį šitas nueis. Ir tai yra tikslingai padaryta. Priminsiu, iš Britų buvo akcija. Aš atsiimu mano sutikimą būti valdomam bet kokios korumpuotos, kompromituotos, kenksmingos kriminalinės vyriausybės ar parlamento. Aš nepaklusiu. O aš dar pridėsiu. Socialinis kontraktas po šito genocido inicijavimo buvo nutrauktas. Nėra jokio socialinio kontrakto. Ir kai jūs dauguma žmonių suprasi tai, kad socialinis kontraktas yra viso ko pagrindas, kad socialinis kontraktas yra visos valstybės pagrindas, kur valstybės valdžia valdo jūs pagal jūsų su ją sudarytą socialinį kontraktą, visa tai ir pasibaigs. Kai daug žmonių tai supras, visa tai baigsis akimirksniu. Nėra šansų, kad tai išsilaikytų. Ir šito nepalaikys jokios, kaip sakant, tarnybos net šį kartą. Kai supras žmonės dauguma, kas atsitiko.